Sveiki, sugrįžę arba atvykę į mano kanalą, aš esu Aistė ir šiandien aš gavau dovanų. Tai pasidalinsiu su jumis, koks grožis atkeliavo į mano namus ir papuoš mano knygų lentyną ir prie to paties susitvarkykime mano knygų lentynas, nes per Kalėdas aš gavau dovanų, knygų mugėj prisipirkau naujų knygų, tai šiek tiek chaosėlis, taip pat atsirado ir papildomų naujų dekoracijų, žvakių ir šis naujas dalykėlis. Tai susitvarkykim gražiai ir paskaičiuokim, kiek knygų perskaičiau šiemet. Pažiūrėm. Dar viena dėžutė vidai. Labai gražiai supakuota iš tikrųjų yra. Tai šita dėžutė atkeliavo pas mane iš lentynalūžta.lt. Galit tiek Instagrame, tiek internetiniai svetainiai rasti šį puslapį. Dėžutė jau pasisavino, kaip matot. Tai manau, kad šią dekoraciją norėtų turėti kiekvienas skaitytojas ir aš, kai pamačiau tokią gražią funkcionalią dekoraciją, tai labai apsidžiaugiau, kad jį papuoš mano knygų lentynas. Ir jūs pažiūrėkit, koks tai yra grožis. Tai yra personalizuota knygų skaičiuoklė. Ji yra tokia kaip ir dekoracija, bet kaip ir funkcionalus dalykas. Pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Ir čia parašyta yra Aistės perskaitytos knygos ir galim žymėti, kiek knygų perskaitėm šiemet ar per tam tikrą laikotarpį, kokį jau jūs norit. Tai galima jas personalizuoti pasirenkant spalvą, tai šita atbraila, viršus ir padas gali būti juodas, rožinis, žalias, mėlynas, berods. Jei prisimenu teisingai, gal dar geltonas koks. Žodžiu, yra keletas spalvų variantų, aš pasirinkau juodą, taip pat galima pasirinkti augintinį kačiukas, šuniukas ar jokio augintinio, tai žinoma, kad aš pasirinkau kačiuką ir kačiuko spalvą, tai taip pat pasirinkau baltą spalvą, galima pritaikyti pagal tai, kokį augintinį turit, ar koks norit, kad puoštų jūsų šitą skaičiuoklę. Na ir iš tikrųjų labai gražiai atrodo, tos knygos labai gerai atrodo, taip kokybiškai padaryta ir galėsiu dabar skaičiuoti, kiek knygų perskaičiau. Tai iškart ir pasukim. Šiuo momentu esu perskaičiusi 8 knygas, iš jų 2 yra audio knygos, bet vis tiek aš skaičiuoju kaip perskaitytas knygas. Tai šiemet jau yra 8 ir dabar kaip tik skaitau 9, tai jau greitu metu ir atsiras 9 knyga. Tai paskutinis skaičiuką pasuksim iki 8. Va, 8 knygos yra jau perskaitytos mano. Tai aš dabar, kai taip sėdžiu ir dažniausiai taip filmuoju video, ar tai apžvalgas, ar kai kalbu, manau, kad čia geriausiai atrodytų. Taip, tai va čia ją ir pastatysim, bet čia yra žvakė, lempa ir daugiausia, man atrodo, knygų yra šitoj lentynoj. Tai ką aš dabar darysiu, tai visas knygas išimsiu iš lentynų, nuvalysiu lentynas ir tuomet jau žiūrėsiu, ką toliau daryti. Man labiausiai nepatinka šita vieta, nes čia tokia įdomi yra konstrukcija ir čia yra labai didelė erdvė ir norėtųsi kažkaip išpildyti va šitą vietą, va čia kas yra va čia. Tai nežinau, kaip tai padaryti, aš turėčiau kažkokį stovą galbūt dėti, kad galėčiau knygas aukščiau padėti, bet aš jokio stovo neturiu, tai paieškosiu namie, gal yra kokių dėžių nuo bato ar kažko, kad galėčiau tiesiog aukščiau sustatyti knygas ir apačioj galėčiau palikti. Tai va, kas dar yra naujo, tai labai gražus paveikslėlis. Pažiūrėkit koks. Ir aš jį gavau dovanų nuo Emelijos ir jį įsirėminau, čia yra jos pieštas. Tai labai papuoš mano knygų lentyną, kažkur prie kokių fantastinių knygų aš ją pasidėsiu, nes labai gražus vaizdas ir čia tik kalnai ir miškas ir tiesiog wow. Tai taip pat kažkur reikės padėti gražiai į lentynas. Tai kimbam į darbus.
viską iškrauščiau, tai keletas pastebėjimų. Pirma, kiek daug dulkių yra, nors atrodo aš nesenai tvarkiausi, prieš kelias mėnesius persitvarkiau lentynas, bet vis tiek jau tų dulkių prisikaupė. Antra, turiu labai daug knygų, bent jau mano mastais, man tai atrodo kaip labai daug knygų. Taip pat radau dėžę, tai bandysiu ją įkomponuoti tą vietą, kur sakiau, kad norėčiau šiek tiek pakeisti. Ir dar vienas dalykas, ką supratau, kad vis tiek nemažai knygų grįž į savo buvusias vietas. Tai čia viršui, kur buvo Dan Brown kolekcija, Harry Potterio serija, tai jos tikrai sugrįž į tas pačias vietas, tik galbūt šiek tiek pasikeis dekoracijos. Nelabai man patinka šita dėžė, kaip atrodo. Ta prasme, kad jeigu dėsiu knygas dar į priekį, tai išsikiš ta ruda nekokia spalva. Tai reikia uždėti kokią, nežinau, staltiesėlę, gal ir pažiūrėti, kaip atrodys. Lietukė labai patinka, tai bent jau tiek gerai. Nu, nežinau, staltiesę kažkaip labai griozdiškai uždėjau tokią skarelę. Kažkaip keistai dabar atrodo, kai jinai viena. Bet pabandykim sudėti knygas, dekoracijas čia į kampą ir pažiūrėti, kaip atrodys. Nu gerai, čia jos visai tilpa. Viena yra Chris Carter dabar mano skaitoma, tai dar turi tilpti čia, tai dar yra vietos. Dar ir naujai knygai net Chris Carter vietos bus, tai gerai, telpa, bet žiūrėsim, kaip toliau atrodys. Kol kas taip, čia į priekį galėčiau dar kažką padėti prie krašto, bet dabar kol kas nežinau ką. Dėliausiu kitur, o paskui žiūrėsim, nes realiai aš čia nieko nepakeičiau, tik pakėliau tas Chris Carter knygas. Bet jeigu man nesigaus, tai tada teks gal nuimti iš vis tą dėžę. Bet šiaip netrodo blogai, kai susidėjo viskas, jeigu dar prieki būtų knygų, tai visai neblogai. Pakeičiau, galvoju, gal geriau šitaip. Aš labai tikiuosi, kad nebus per didelis svoris visų Carter knygų šitam padėkliukui ir jis gražiai stovės. Bet būtų visai gerai, nes aukštis yra geras. Ir per video gražiai matytus, ir neblogai atrodo, ir galėčiau dar padėti knygų ir po tuo padėkliuku, ir čia tam tarpe. Ir tikrai geriau atrodo negu ta griozdiška dėžė, kuri tiesiog užima vietą. Nu tai gerai, palikim taip. Dar antras, bet negalutinis variantas. Na tai ką manom? Man patinka visai, kad taip susidėjau Chris Carter knygas, va dabar gražiai matosi šitą skaičiuoklę knygų. Ką dabar matau sėdint čia, kad va šita vieta čia neatrodo labai įspūdingai. Gal reikėtų man čia šviesesnes knygas susidėti. Šiaip neklauskit, kokia tvarka yra, nes jos tiesiog nėra. Aš dedu pagal kažkokį tai pojūtį, kaip man atrodo gražu, nedėlioju knygų nei pagal žanrą, nei pagal leidyklą, nei pagal autorių, nebent tai yra vieno autoriaus parašytos knygos, bet šiaip tai gali būti pas mane detektyvai kartu su romanais ir fantastika ir lietuvių autoriais, tai žodžiu, pas mane nėra kažkokių tai kategorijų.
Bet dabar tikrai, kai žiūriu, atrodo, kad čia turėtų būti šviesesnės knygos, kurios yra pas mane viršui. Žodžiu, nesmė yra jums, ką aš dedu ten viršui lentynas, tik tais aš jas matau, jūs per video matot daugiausiai tik va šitą dalį ir čia, tai labiausiai akcentavausi į šias vietas. Čia truputį dar toj pakeisim, bet čia jau liks kaip liks. Na, antras dublis dabar atrodo šviesiau čia. Ką aš padariau, tai tiesiog šitą apatinę lentyną perkeliau ten viršų ir viršutinę lentyną perkeliau čia. Man atrodo dabar geriau. Kaip jum atrodo? Parašykit man į komentarus. Tai dabar antras iki parodysiu, kaip jau atrodo mano visa knygų lentyna sudėliota ir kodėl aš ką taip sudėjau. Kaip ir sakiau, kažkokios ypatingos tvarkos čia nėra. Nu tai va, pradėkim nuo tos vietos, kurią ir mato daugiausia, tai dabar pasikeitė čia nemažai. Tas kampas tai liko taip, kaip yra, tik pridėjau paveikslėlį ir čia va šita krūvelė yra visos knygos, kurios yra su autorių parašais. Tai šitos ir vat Carterio naujausia knyga yra su parašais ir dabar visos Carterio knygos stovės taip. Tai paliksiu, man yra gražu, gražiai atrodo, gerai matosi per video filmuojant. Ir tikiuosi, kad stovelis mano nesulūž. Šiaip jis gan tvirtas yra, tai tikiuosi, kad stovės. Ir po apačią pastačiau 3 knygas, tai Pačinko, When Breath Becomes Air ir Gėlės Algernonui. Koks tikslas yra, kad jis čia stovi? Šiaip tai jokio, kaip ir minėjau, tiesiog padėjau jas čia, nes gražiai atrodė, gražiai spalviškai atrodo ir daugiau neturėjau jų kur padėti. Toliau šita lentina tai yra saldžios gan knygos. Visa Bridgertono kolekcija, Atrankos trilogija, ten yra knyga Sirena, taip pat Kieros Kas, kaip ir sakiau, jeigu autorius yra vienas, tai jau stengiuosi sudėti kartu. Toliau yra kitos Julius Quinn knygos, čia yra Mažų stebuklų krautuvėlė, ar kaip ji čia vadinasi? Taip, Mažų stebuklų krautuvėlė. Tai man jį labai gražiai dėrėčia prie tų knygų, nes yra su gėlyčių spalvotais krašteliais ir dar čia yra rytoj ir vėl rytoj ir vėl rytoj. Nelabai galbūt tinka čia šitą tematiką, bet spalviškai man gražiai atrodė, tai bus gerai. Daug čia žvakių yra ir taip toliau. Čia yra man labiausiai gražiausia lentyna, bet vėlgi žiūrėkit, nėra čia jokios tvarkos. Čia yra Bado žodynių serija ir už jos va ten yra Saulėlydžio visa serija ir Selonė šitos pačios autorės. Dekoracijas turiu taip padėti specifiškai, nes mano katytė mėgsta va šitus nusinešti, tai čia jinai nepasiekė jų, tai todėl turiu jos čia palikti. Tuomet yra tiesiog knygos. Galbūt va čia visa šita vat krūvelė, kur matosi, kaip ir būtų Dark Academija tematikos, bet ten apačioje yra kitų dar knygų, kurias užstoja dekoracijos. Tai žodžiu, man labai graži šią lentyną ir labai gražiai čia įsikomponavo nauja dekoracija. Toliau tai čia ta lentyna, kuri buvo apačioj, jie atkeliavo čia į viršų, tik šitą čia palieku, nes taip pat, kad nenukristų ir nesuduštų. Tai čia visko yra: detektyvai, distopija, biografija. Toliau distopija, 7 Evelnos Hugo vyrai. Nėra čia jokių kategorijų ir nėra čia jokios tvarkos. Man patiko, kaip jis čia atrodo, tegul taip ir stovi. Kai atsiras 3 knyga šitos Raudonosios karalienės trilogijos, gal tada kažkur jie ir kitur vietą rasiu, bet kol kas man patinka taip, kaip yra. Na, čia jau į patį viršų sudėjau labai spalvingas knygas, visą šokolado seriją ir kitas spalviškai tematiškas knygas, nors pagal turinį tai jos čia labai skirtingos, nuo vėlgi autobiografiškos knygos, iki gyvenimiškos psichologinės knygos, iki saldžių istorijų, iki istorinio romano ir mokslinės fantastikos, o Marsietis netgi yra. Tai va. Na ir galiausiai čia tai lentyna labai panašiai išliko. Dan Brown, Haris Poteris, ten kur ir turėtų būti, Mažas gyvenimas ir Kurt Cobain biografija čia atsirado, nes jos yra labai aukštos knygos ir man tiesiog į kitas lentynas dedant nelabai jos telpa arba paguldžius reikia daugiau vietos jom, tai jos atsirado čia. Edeno trilogija, Tamsi Vanesa atkeliavo iš kitos lentynos, bet šiaip labai panašiai išlikusi lentyna. Tai va.
Tai ačiū, kad padėt man čia susitvarkyti mano knygų lentynas. Ir išpakavom kartu naują dekoraciją, tai aš gavau šią knygų skaičiuoklę dovanų. Tai šis video yra reklama, bet tai tikrai nedaro įtakos mano vertinimui. Patys matot, kaip gražiai atrodo ji mano knygų lentynoje ir kokia graži yra ši dekoracija, kuri yra taip pat ir funkcionali. Tai labai didelis dėkui Lentyna Lūžta. Paliksiu internetinį puslapį aprašyme, galit nueiti ir apsižvalgyti, taip pat rasit ir Instagrame šį profilį. Tai šiandien jau bus tiek. Kaip visuomet, laukiu jūsų komentarų su įžvalgom, kaip atrodo mano naujai pertvarkyta knygų lentyna, ar gražiai, ar nelabai, galbūt net nepastebėdavot mano knygų nugaroje, kai klausydavot, ką turiu papasakoti mano knygų apžvalgų. Taip pat parašykit, kaip jūs dėliojat knygas, ar dedat pagal leidyklas, ar pagal autorius, ar kažkaip spalviškai galbūt dėliojat, visada yra įdomu sužinoti jūsų įpročius. Na ir susitiksim kitam video, kur bus skaitimo vlogas, ar knygos apžvalga, ar kažkoks tai kitas video. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir ate.